Joniškio rajone Ramūnas ruošėsi savo 16-mečio sūnaus Danieliaus laidotuvėms. Vaikinas nuskendo vakar šalia Krūkų mokyklos esančiame tvenkinyje. Prieš tai kartu su draugais sportavo. Žaidė krepšinę, kiek manas, o matyt, pažaidė, sušilę vaikai įsimaudyt norėjo. Ir viskas. Jei atsitiko tas, kas atsitiko. Šoko į vandenį? Taip. Aš su mėšlungį sutraukė, viskas. Kartu žaidę vaikinai dar bandė gelbėti draugą. Prūde tebeplaukė gelbėjimosi ratas, kuris išsigelbėti nepadėjo. Atvykę medikai dar valandą bandė gaivinti jaunuolį, tačiau nesėkmingai. Dega žvakutės ir gėlės padėtos Akmenės rajone prie Pragalvio tvenkinio. Čia vanduo nusinešė dar vieno 17-mečio Nedo gyvybę. Draugelis paskendo. Šoka nuo boso ir kiek supratau nebeišnėrė. Vaikinai prieš einant maudytis žaidė tinklinį. Jie, kada čia pažaidė, tai iš karto vienas vaikinukas, kuris ten bandė įgelbėti jo draugas, tai jisai iš pradžių čia maudėsi, o po to su visais nuėjo prie to vadinamo boso. Iššokusį į vandenį vaikiną gelbėti bandė draugas. Aš klausiu, gal ant galvos, sako, ne, ant kojų šoko. Ir kas atsitiko, sako, man blogai, dar šnektelė, sako, aš negaliu plaukti. Ir tas draugas dar bandė jį gelbėti, bet jisai pajutė, kad jis pasiau jau skęsta, tai paleido ir į krantą nuplaukė. Čia gylis apie 4 metrus, vanduo įšilęs tik paviršiuje, žemiau jis stingdančiai šaltas. Tad ugniagesiams iškart nepavyko rasti nuskendusio vaikino. Atvykęs naras ištraukė skenduolį, kuriam medikai nebegalėjo padėti. Ugniagesys patarė, kad šokti į vandenį iškart pasportavus yra labai pavojinga. Mes pasiilgę karščio, šilumos pasiilgę, ypač ir jaunimas, jie čia žaidžia daug labai įkaista ir iš karto be apsipratimo to šoka į vandenį. O pasiekmė yra tai, kad mėšlungis arba suspazmuoja širdies darbą. Praėjusią parą dar vienas skenduolis iš tvenkinio ištrauktas Kauno rajone. Dar vienas skęstantį žmogų pavyko išgelbėti Telšiuose, Maščio ežere. Į 90 įkopusiam vyrui ugniagesiai padėjo išsikapanoti. Jis sušalęs perduotas medikams.